5 varau į traukinių stotį ir važiuosiu Marcinkonys. Važiuosiu Marcinkonys ir grįžinėsiu link Vilniaus. Labai paprasta išvyka, savaitgaliui, Velykinė. O čia tai dabar problemą turiu. Ką tik atėjo patikrint bilietą, apsižiūrėjau, kad telefoną palikau namie ir išvažiuoju 2 dienom be telefono. Bus įdomu, bet grįžtat gal nepavyks, nes esu traukinį ir važiuoju į Marcinkonys. O čia tai geras, palikau pajungtą ant pakrovėjo. Marcinkonys. Tai va, esu Marcinkonyse. Esu be telefono, bus iššūkis. Maršrutą turiu, baigiu užsikrauti. Tai nežinau, bus linksma. Nesu taip keliavęs, bet kažkada žmonės gyvena be telefonų, be smartfonų. Ir viskas buvo gerai, tai manau bus gerai ir man viskas. Stumbrynas, o čia Zervynus. Tai kaip suprantu, už šito aptvaro yra Stumbrynas tikriausiai, bet važiuojant jau kelintą syk matau tokius pėdsakus. Ir čia matau į tą pusę eita, o čia turbūt jau yra atgal eita. Nežinau. Pirmą kartą taip matau, tiek briedis, tiek karvė palieka visai kitokius pėdsakus. Pėdsakai priveda čia prie tvoros, turbūt čia gavo elektros, nes eina 2 laidai. Ir po to apsisukti ir grįžti atgal. Ir čia tokių priėjimų ne vienas. Tai matomai čia jų dar ir palaidų yra. Tai būtų kosmosas pamatyti gyvai stumbrą. Nespėjau įjungti, stirna pabėgo. Bet vėl tie pėdsakai, apie kuriuos prieš tai šnekėjau, čia jų, kaip minėjau, yra tikrai daug. Nu kaip daug, sutinku, pasitaiko. Tiltelis per Ūlo berods. Čia ir baidarininkų sustojimo vieta. Ūla gana srauni. Okay. Leista sodyba. Daris praviras. Galim biškį lįst pažiūrėti, kaip atrodo. Tikiuosi ant galvos nieks neužkris. Stogas jau čia kiauras. Rakandų jau daug nelikę. Tiesiog galim pažiūrėti, kaip kažkada žmonės gyveno. Na taip, sienos iškaltos plaušų, o dar senovinis pečius. Norėjau nufilmuoti kukutį, bet nespėjau. Čia špokas praskrido, gražiai lydėjo palei į šoną. Kukutis pasibaidęs, šiaip jie yra gana dideli slapukai, nors pastaruoju metu vis gyvena arčiau žmonių. Skleidžia jiems būdingą garsą, turi ilgą snapą, minta grambuolių lervom, kurkliais. Tai, kaip sako gamtininkai, tikras sodininkų draugas. Užkandau Dubičių kaimelyje. Parduotuvėje užtrukau gal 15-20 minučių, tai geram prekybcentry. Dabar važiuoju iki bažnyčios pasižiūrėti ir judėsiu toliau. Užsisėti. Žalčiukas. Bėga
Gerai, nebėg. Turėjau važiuoti vėliau. Dabar važiuoju tiesiai. Jeigu mano atmintis neapgauna, nes neturiu telefono kaip patikrinti visų maršruto. O ant mano Garmino 530, nėra čia taip lengva zoominti, scrollinti mapsą. Ir dabar turėčiau važiuoti tokį mažą apendicito formos gabaliuką Lietuvos, kuris yra įsiterpęs į Baltarusiją. Jis visai nedidelis, bet toks keistos formos apendiksas su nedideliu gabaliuku žvyrkelio. Ir planuodamas maršrutą nusprendžiau čia įvažiuoti. Dabar varau į Kaimelis Kalviai ir vėliau už jo bus susukimas toksai koridorius, grinai įsiterpęs į Baltarusijos gilumą. Dar vis tęsiasi mano važiavimas. Dar liko keli šimtai metrų, nors savo jau žemėlapis nerodo, to reikės suktis. Reikia irgi matau tvorą. Įdomus jausmas. Kai supranti, kad iš visų pusių tave supa tvora ir Baltarusijos teritorija. Čia jeigu per kamerą pasimato, tai dirbami laukai yra Lietuvos žemė, o ten, kur miškas, ten jau yra Baltarusija. Lukašenkos valdas. Geras, žiūrėjau įdomiai. Taip atrodo keliukas kaip keliukas, bet kai sąmoningai supranti, kad įvažiuoji į tokį kilpą, apima savotiškas jausmas. O! Viskas, esu visiškam pakrašty, toliau kelio kaip ir nebėra, žemėlapis baigėsi. Ten dabiški vieškelis tęsės, bet jau ten to irgi tvoro atsiremsi, nėra prasmės važiuoti. Pasiekiau savo galutinį tikslą, dabar reikia išvažiuoti. Gali būt gal sutiksiu pasieniečius, tai bus įdomu pašnekėti su pareigūnais, kaip jiems atrodo šita situacija, tokia va, tas gabaliukas. Ja, matosi keletą sodybų yra gyvenama, yra apleistų sodybviečių ir toliau vien tik dirbami laukai. Ok, judam. Šėto Lukašenka. Kai parodysiu žemėlapį, suprasit, kodėl taip sakau. Mažas updeitas. Jeigu čia važiuosit, sugalvosit atvažiuoti šitą vietą, tai šita vieta yra ne tik pasienio ruožas, kur reikia turėti tapatybės dokumentą, kortelę arba pasą, arba kitą dokumentą atitinkantį asmens tapatybę, patvirtinantį tiksliau. Čia reikia dar ir būti įrašytam į sąrašą asmenų galinčių patekti į valstybės sienos apsaugos zoną. Tai nepasidarykit savo rūpesčių. Patekimas į šitą zoną be leidimo, taip sakant, ar nesant įrašytam į tą sąrašą, gali užtraukti baudą. Nu, pirmiausia įspėjimą, paskui baudą. Bet, anyway, kam reikia rūpesčių, tvarka yra tvarka, jas reikia laikytis. Tai pasirūpinkit iš anksto. Sustojo biškį atsipūsti. Pamačiau parduotuvėlę, o taip įkurta. Gerai, kad buvo užrašas, o tai duris užrakintos, reikia pasiskambinti duris, nes kaimelis mažas. O, tai objektyvą pavalysiu. Nežinau, kas čia per kaimukas, įvažiavau žvyrkeliu, nebuvo ženklo. Turiu 72 km, yra be 15:01. Labą dieną. Kebabą lavaše norėsiu. Mažą, didelį? Mažą, užteks mažą. Yra vištiena ar kiauliena? Tai su kiauliena. Miksą galite padaryti. Tada? Ir atsigerti. Ir Pepsi buteliuką. Sėdžiu Eišiškių centre. Pasiėmiau kebabėlį, lavašą, Pepsio. Sumokėjau 5,50, kaina gera. Paragausim, kas per skonis. Nieko daug nesitikiu čia. Kaime turbūt vienintelė kebabinė, bet reikia kažką pavalgyti. Tipiškas kebabas. Pilnas padažo, nesuprasi, kas per skonis, biškė gurkėlių. Gerai, kad nors kopūstų neperkrauta labai daug, kažkokios mėsos, atseit kiaulienos. Gerai, kad servetėlių davė. Bijau tik tai, kad reikės ne žandus nuo padažo valyti, o kai ką kitą. Balandžio 18, kokia 27,3. Nu, karšta. Ne pavasariškai karšta. O
Tokiais miško keliukais smagiausia važiuoti. Dalykai man labai patinka. Eina savo. Restauruotas šiek tiek tiltukas. Čia nėra ta pati šalčia teka. Šitą galima pasidurti. O, blemba. O, taip greitai privažiavau. Čia yra Rūdininkų poligonas. O, šaise. Nemaniau, kad aš taip greit privažiuosiu. Žodžiu, perskaičiau. Lankytis galima, jeigu nėra paskelbta kovinio šaudymo pratybos, šūvių nesigirdi, užtvaras neuždarytas ir, aišku, turbūt galima patekti. Tai aš tada čia ilgai neužsibūnu, kertu poligoną. Gaila, kad neturiu telefono šį kartą, tai būtų galima pasiskambinti ir pasitikslinti. Kertu poligoną ir už poligono bus Rūdininkai, ties Rūdininkais gal kažką dar dasipirks, jeigu ten yra parduotuvė. Vakarui, rytui ir ieškosiu jau poilsiavietės. Dabar yra 3:30, tai pats laikas, tai turėsiu ilgą vakarą vakarojimui. Ten prie Rūdininkų Merkys teka, tai manau rasiu kažkur gražią vietelę ir turėsiu į valias laiko. Lietus dar nepasivėjo, bet dangus niaukiasi, naktį tikrai lis. Blemba. Eina, sako, kokį pramuką padariau. Varau per tą poligoną. Net nenorėjau filmuoti. Vis dėlto karinė teritorija. Čia toks didelis laukas iškirstas apie 2,5 gal kilometro. Ilgios mėlynas, tai susikaupęs, varau tyliai. Ir neimgiu kameras. Ir dabar tik įvažiavau į mišką. Ir tetervinas nuskrido. Blemba. Taip reta jį pamatyti. O dar nufilmuot būtų buvę dar įspūdingiau. Nu, kažkas panašaus kaip kurapka, tik didelis. Toks rainas lygtais ir raudona uodega. Ir reiks pabandyti surasti paveiksliuką, intikį ir uždėti. Na, o kaip viskas keičiasi kelioniai. Galvojau, kad aš jau čia anksčiausiai pasistatysiu palapinę, pradėsiu kempinti, pailsėsiu. Sužiūrėjau ežerą už Baltosios Vokės, Papę. Pasirodo, prie privažiuoti neina. Jis visas užpelkyjęs ten pakraščiai. Privažiavimų nėra. Vienur bandžiau, kitur bandžiau, trečią bandžiau. Durpynai, šlapynės. Dabar atvažiavau prie Baltosios Vokės upelio. Čia irgi, lygios vietos nėra. Žodžiu, yra po 70, o aš be nakvynės vietos. Panašu, kad užtruksiu vėl. Nu ką, ir vėl grįžti atgal. Nu, kažkokią vietelę radau, bet panašu, kad aš čia neapsistosiu. Čia kažkoks kaip ir dirbtinis paplūdimys. Matau ten kavos podelių, skardinių primėtyta. Tai matomai mėgsta jaunimas atvažiuoti. Biškį kojas apsiplovim. Rankos raudonos nusiuvo. Ir varau į miškelį. Čia netoli yra miškiukas. Tai jau svarbiausia dabar apsiprausiu, nuo prakaito tas kojas, purvo. Bus galima lysti miegmaišį. Turiu šitą miškiuką. Jis labai nedidelis. Nesvartau, kas čia per įrenginys. Matos, kad čia sąmoningai pastatytas, prisuktas skersinis. Dar 2 kojas ant gumos, kad jos būtų sutemptos. Kažkoks paminkštinimas ir su mokrofleksu priklijuota. Nesupratau. Nu ką, viskas. Aš palapiniai. Dar varau, pakaposiu guminukų. Po 8:15. Kaip gerai telefonė nėra, nereikės scrollinti. Nesori pilna burna. Taip, dviratį užkišau. Jeigu kas druk eitų pro šalį. Jei bandys ištraukti, jau teks paklibinti ir palapinę. Nu ką, labas rytas. Oi, gerai, aš čia pamiegojau. Buvau pasistatęs 7 ryto. Pakilau, vėsu, norisi miego dar, galvoju, einu miegoti, išjungiau žadintuvą ir neperstačiau jo. Tai spėkit, kada atsikėliau.
Dabar yra lygiai. Nebelygiai jau. Po 17 net. Bet vakar sakiau, kad vieta ne epik. Kažkoks keistas miškelis čia. Už manęs kažkokia pramoninė teritorija. Bet šiandien yra Velykos, tai visus su šventom Velykom. Jo. Bet iš tikrųjų dabar taip atsikėlęs galvoju. Triukšmo jokio nebuvo. Mašinų jokių nesivažinėjo. Ten toliau žvyrkeliukas yra, tai pravažiavo galvos keletas mašinų. Visą naktį čiulbėjo paukščiai. Nu, ne naktį. Vakarą ir rytą naktį tai buvo ramu. Iš tikrųjų gera vieta miegoti. Aš gerai pamiegojau. Niekas man netrukdė. Koks skirtumas, kokie tu guli palapinės viduj. Taip, įdomu, ten ant kokio labai vaizdingo ežero ar upės kranto. Bet kaip tu miegi, tai tu jo nematai. Čia tik tai toksai psichologinis efektas. O dabar išlydau. Kai ką parodyti. Turėjau tokį krepšiuką kanjono. Taigi labai gražiai dėrėdavo prie kanjon dviračio. Dedasi čia į freimą. Ir jis ir taip man visą laiką labai sunkiai atsitraukinėdavo. O vakar, bandant jį atitraukti ir užtraukti, pradėjo strigti užtrauktukas. Ir taip kreivai jį užtraukinėti. Aš porą sykių jį taip žik padariau. Ir štai. Kaip sakant, šiam ar 70 pinigų kaip į užpakalį. Tai va, gal ir atrodė gražiai, bet kanjonas gal ir gamina neblogus dviratukus, bet krepšiukai ne kažką. Man atrodo, jie čia su Epidiuro kolaboravę padarė. Dizainas, idėja liuks, bet užtrauktukas nekokybiškas. Atvažiavau prie Rudaminos girininkijos. Čia yra miško turtų pažintinis takas. Raudonasis ąžuolas. Kietmetris. KTM tai yra 1 kietmetris. 12 vienetų kėdžių ir stalų. 100 vienetų knygų. 205 kg dėžių. 5000 pieštukų. 240 kg popieriaus lapų. Ir 4000 vienetus kojinių. Iš medžio, okei. Totorinis klevas, dar kažkoks klevas, kaštonas, baltoji eglė, didžioji eglė, kalninė eglė, europinis kukmedis, europinis maumedis, paprastasis uosis, kamštinis kaip neperskaičiau guoba, karaklas, čia toks biškį gal nuvydęs, nebėra. Paprastasis erškėtis, inkilas šikšnosparniui arba šikšnosparniams. O taip atrodo inkilas, nežinau ar matosi, jis tradicinės skylės neturi, tačiau jo dugne yra keletas kirsinukų su išilgomis angomis. Inkilas pelėdai. Na tikrai visai kitoks ir labai gražiai padarytas. Nežinau, čia iš senos eglės turbūt. Aš taip spėju. Žiūrėkit, koks didelis. Bandau prizuminti, aišku, zoomas trumpai, aiškiai parašyta. Va. Vėlandė šilagėlė, čia šita, baltažiedė plukė, triskiautė žibuoklė ir paprastoji pakalnutė. Kaip jos atrodo? Visi esat matę miške, tokios nedidelės baltos gėlytės. Karpotasis beržas ir beržo auglys. Va taip atrodo. Geras pavadinimas. Zvimbalynė. Vabzdžių viešbutis Zvimbalynė.
ant žemėlapio, čia yra kelias. Bet tai, kad pažymėta žemėlapį, dar nereiškia, kad fiziškai eina įveikti. Tai va, turim tokią brastą. Jinai čia išvažinėta, išmurdyta. Ir dar turbūt dumblas apačioje. Matau pakankamai gilu, kad prabristi. O, dar apačioje varlė, matau, jau yra atsibūdus. Galvoju, gal čia per tą rastą praeiti. Na, pėsčiomis praeičiau pasiėmęs kokį pagalį. Bet dar ir dviratį prasivesti bus kiek sudėtinga. Tai ieškom, bandau ieškoti kitos brastos. Apėjau, niekur nepavyks rasti kokios brastos arba išplauta labai gilu. Tai nežinau, jeigu matos, o čia yra sikliausia kaip ir vieta iš aplinkinių vietų. Įsimausiu batus ir prabrėsiu tiesiog. Lengvai perėjau. Ir vanduo toks gaivus. Bet tik į piemenį neįsikipti. Apsimaut batus ir važiuoti toliau. O, viskas. Visai smagiai čia pasižaidžiu. Kad nuvirtusi eglė. Turbūt, kad čia eglė. O gal ne eglė. Ne, šakos ne visai eglė. Tai koks maumedis, nežinau, nepažįstu. Nesu geras medžių žinovas. Galiu pažinti tik tos tradicinius paprastus medžius. O kaip ten. Ten eglė. Pušys, beržas, klevas. O gal ir eglė vis dėlto. Nu, okei, koks skirtumas. Bet man reikia jį pereiti. Panašu, kad dar vienas lėktuvas pakilo ir nespėjo. Panašu, kad dar vienas lėktuvas pakilo ir nespėjo. Na, atvykau vietą. Nežinau, nepanašu, kad ruošiasi kažkas kilti. Biškį pasėdėsiu, atsigersiu vandens, užkasiu. Ar jeigu niekas nekils, judėsiu toliau. Anksčiau vyko nei pastovi. Šitas baltas ką tik pyko, taip užgiedojo. O čia spalvotas. Kai gražiai atrodo, ne? Vos nepralekiu. Gerai, kad sustoju. Patelė kiek mažesnė su karūna. Oi, dar ten vienas. Nagi, atsisuk. Nu, gražuolė. Koks mėlynas gražus, plunksnas gražios. Atsisuk. Pasirodyk visų gražumu. Šitaip jie pyksta, ar gal šnekasi. Šitas baltas.